Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų karių pratybų metu Pabradės poligone įvyko nelaimingas atsitikimas. Kaip pranešama, vykdydami atsitraukimų užduotis dingo 4 kariai su vikšrinė transporto priemonė. Situacija sulaukė pasaulinio skambesio, mat kaip paaiškėjo, šie 4 kariai Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. Mes labai domimės su žmona. Kiekvienu atveju tik tai tokios trūksta nežinomybės vyrauja. Tai yra, ar jie žuvo, ar jie gali būti gyvi. Šiaip labai nustebino, iš tikrųjų nesitikėjau, kad tokiu metu gali tokie dalykai vykti ir iš viso pradžioje ta mintis buvo tokia mistiška, kitas dalykas rodo, kad neįsivaizduoju tiem žmonėm, kaip jaustis, kurių ten artimieji yra. Visų pirma, kažkaip tokia situacija kvaila, kad kažkoks vienas ekipažas kažkur nuvažiavo ir dingo. Tai čia, nežinau, man atrodo, kolona turi po pratybų važiuoti. Labai džiaugiamės, kad supratimas yra taip tarp Lietuvos ir Amerikos ambasadorės ir išspręs, nelaimių būna. Rezultato kažkokio tai susieto su diplomatiniais santykiais mes pokyčių net nematysim. Aš manyčiau, kad didžiąją dalimi tai palies karinės struktūras ir JAV padalinio disciplinos klausimus matyti. Aš nelabai domiuosi. Šiaip kiek tik tai internete pamatau. Aš manau, labai jau, kaip pasakyti, per daug stengiasi tikriausiai. Nes informacija galbūt tikrai ne visą laiką tiek reikėtų pateikti, kiek jie prisigalvoja visokių nesąmonių. Aš visai neseku žiniasklaidos, tiesą sakant, šito įvykio metu ir seku tik tais, ką kiti sako. Man buvo keista, kad Amerika pirma paskelbė, kad jie žuvo, mes dar negalėjom pasakyti ir čia nežinau, kur čia yra ir kurie čia teisūs. Aš manau, kad iš tikrųjų informavimas apie situaciją vyksta labai intensyviai ir praktiškai visais klausimais reaguojama į visus klausimus ir bandoma kuo labiau išviešinti. Aš suprantu, kad tai yra svarbu, nes bet koks nutylėjimas gali sukelti atgarsius praktiškai visam pasauliui.